Sveiki visi, esu Monika, Easy Living elektroninės parduotuvės įkūrėja ir drąsiai save galiu vadinti mačia mylėtoja. Šiandien noriu jums parodyti, kaip pasigaminti nuostabią mačią savo namuose. Čia turiu įrankius, kurių ir reikės. Tai yra ceremoninė mačia, aukščiausios kokybės iš Uji kaimelio, jos reikės mums 1 gramo, čia indelyje yra 30 gramų. Tai mums jos užtenka geriant kiekvieną dieną 30 dienų. Aš asmeniškai geriu 2 puodelius per dieną, tai man užtenka jos mažiau. Kad pagamintumėm kokybišką mačią, mums reikalinga bus naudoti bambukinę šluotelę. Ši bambukinė šluotelė vadinama dar kitaip japoniškai shasen. Ji turi 100 dantukų. Kad jie tarsi išsiskleistų kaip gėlė, mums reikalinga ją pamirkyti karštame vandenyje. Su mačia arbatos paruošimu siejami 4 principai. Tai yra harmonija, pagarba, ramybė ir sustojimas greitame gyvenimo tempe. Kol šluotelė būna vandenyje, mes atsidarysime ceremoninę mačią. Visada atidarius man džiugesys atsiranda veide, nes jos spalva yra nuostabi. Mačiai reikalingas 1 gramas ceremoninės mačios. Čia turiu su savimi 2 šaukštelius. Vienas yra japoniškasis, tradicinis, kitas modernusis, kurį galite rasti elektroninėje parduotuvėje. O jeigu pirkote rinkinį, tai jau jį turite su savimi. Su šito šaukšteliu ypatingai patogu jį atmatuoti. Ir aš, kaip sakau, visada gaunasi kokybiška tokio pačio skonio mačia. Man labai patinka. Jeigu neturite nei šito šaukštelio, nei šito, tuomet galite naudoti tiesiog paprastą arbatinį šaukštelį. Tai bus pusė arbatinio šaukštelio. Dažnai girdžiu tokį dalyką, kad mačia yra labai brangi ir kad jinai yra labai mažoje pakuotėje. Bet jeigu mes žinotume, kad Uji kaimelyje yra tik 60 šeimų, kurios gali auginti ir turi sertifikuotus ūkius auginti kokybišką mačią. Tai iš vieno iš jų ūkio būtent šita mačia ir yra. Ko reikia dar mačiai, tai reiškia, ūkininkai augina lapelius. Renka tik pačius mažiausius viršutinius lapelius, kurie ką tik prasiskleidė. Ką tai reiškia, kad jie yra pilni chlorofilo, antioksidantų ir visų geriausių sveikatai savybių, kurių mes, manau, visi ir norime, gerdami mačią. Mačiai mums reikalingas vanduo neviršijantis 75 laipsnių. Jeigu neturime virdulio, kuris nurodytų temperatūrą, tiesiog įsipilame į atskirą indelį vandenį ir palaukime, kol jisai atvės. Kai jaučiame, kad vanduo jau yra tinkamos temperatūros, užpilame 1 gramą įdėtą mačios 50-70 ml vandenį. Plakimas prasideda zigzago vadinamuoju judesiu. Ką tai reiškia? Kad dirba ne mūsų alkūnė, ne mūsų petis, bet dirba riešas ir plakame tokiu vadinamu zigzagu, piešiant M arba W raidę. Plakame, kol pradeda darytis vadinamoji puta. Ne veltui sakoma, kad mačia tarsi sustabdo mus greitame gyvenimo tempe, bet būtent šis procesas, tikrai sakyčiau, nuramina, įkvepia ir paruošia toliau tęsti savo dieną. Tai kai mačią mes išplakame iki putų, galime depilti vandens. Yra 2 būdai. Arba mes depilame į tą indelį, kuriame plakame, ir mėgaujamės iš to pačio indelio. Tarp kitko, man jis labai pačiai malonus ir tikrai mėgstu iš jo ir gerti. Arba kitas variantas, paimame atskirą puodelį, įpilame čia vandens ir tuomet iš indelio, kuriame plakėme, supilame mačią. Dažnai girdžiu, kad mačią išplakti tarsi sunku arba nėra laiko, bet neužtrukame ilgai, o galime mėgautis aukščiausios kokybės tikrąją ceremoninę mačią. Kaip japonai pasakytų, kanpai. Mačiai latę pagaminti mums reikės augalinio pieno, kokosų arba migdolų.
Dažniausiai pati asmeniškai renkuosi augalinį pieną be cukraus. Taip labiau išsiskleidžia mačios skonis. Mačiai latė mums reikalinga premium mačia. Tai mums reikalinga taip pat 1 gramas mačios. Paruošti mačią latę mums reikės taip pat išplakti mačią iki vadinamųjų putų ir tik tada pilti augalinį pieną. Tai pati pradžia proceso bus tokia pati kaip ceremoninės mačios, tik mes naudosime premium mačią. Tuomet paimu šluotelę ir plaku vadinamuoju zigzago būdu iki putų. Išplakus mačią iki putų, pilame ją į norimą puodelį. Tuomet įpilame augalinį pieną. Ir štai mačia latė paruošta. Tai tikrai kviečiu nebijoti gamintis mačios namuose, tiek ceremoninės, tiek premium, tiek artėjant vasarai su ledukais ir išmėginti netgi su braškėmis. Tikiu, artėjant vasarai parodysiu jums video, kaip tai pasigaminti. Mėgaukitės ir skanaus.